daugiau nei 40% Lietuvos piliečių per artimiausius metus planuoja tobulinti savo ar profesinės kompetencijas, to, ko reikia darbui, ar galbūt tam tikras asmeninės kompetencijas. Ketvirtadalis apklaustųjų ieškos nemokamų mokymų. Skatiname visuomenę nemarinuoti savo įgūdžių. Norime taip pat paskatinti mokymų teikėjus, taip pat nesimarinuoti. Kursuok ilgainiui taps tuo vieninteliu langeliu, kur žmonės tikrai galės atrasti kokybiškus mokymus ir gauti valstybės finansavimą. Kursuok sistema gimė nei per anksti, nei per vėlai, bet atsirado pačiu laiku. Šiai dienai turime 18 skirtingų sričių, kurios yra įvairios. Jos apima ir IT kompetencijų plėtojimą, lygiai taip pat turime, finansų, bankininkystės sektoriaus kompetencijų, taip pat ir švietimo srities, ir be abejo grožis ir sveikata pas mus irgi niekur nedingsta. Šios galimybės taip pat sistemoje atsiranda. Mokymosi pasiūla yra labai įvairi, aišku, matome didelį poreikį lygiai taip pat ir augti, tai tikrai skatiname ir teikėjus nesimarinuoti, ir keliauti į sistemą ir sudaryti kuo įvairesnės sąlygas asmenim mokytis. Vilniaus universitetas yra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Ir mes labai kalbinom savo kolegas iš Kauno ir Šiaulių irgi ruošti programas tam, kad padengti tą regioniškumą. Kai kurios programos yra onlininės, tai yra nuotoliu, tai reiškia, koks skirtumas, kur tu esi. Čia reikia tik tai savidisciplinos laiku prisijungti. Plėsim kalbų portfelį ir pasiūlysim daugiau verslo dalykų, nes matom, kad žmonės renkasi, žmonės nori pasidomėti verslo kūrimu ir aišku, siūlysim skaitmeninių programų. Iš tikrųjų, nes skaitmeniniai įgūdžiai, dirbtinis intelektas šiandien dienai neišvengiama kompetencija yra.